Labą dieną, kolegos. Tai vakar pasidalinau, ar ne, setupu. Vakar pasidalinau setupu Bitcoino, pilnai galėjot irgi pasinaudoti. Šitą pratrinsiu, per daug dėmesio nukreipėm. Tai sakiau, kad jeigu tu gaunat break of structure, gaunat bearish divą, visą šitą mes susirinksim, ar ne? Tai viskas realiai idealiai ir nutiko, gavom break of structure, labai anksti galėjot įlysti, aš įlendau, principė, jau šitoje vietoje, tai tas setupas biški pas mane kitaip atrodo, aš ant 1 minutės realiai bearish divo įlipau, tai visas rezultatas labai gražiai atrodo, tai stop lossas mano buvo truputėlį aukščiau negu paskutinis high, tai ten rizika buvo 0,05 procentų. Tai, žodžiu, labai nice etapas, bet jūs tikriausiai, jeigu palaukit ar ne break of structure, tai kažkur va čia galėjote lipti, etapas būtų taip atrodęs. Ir kaip matom, toliau, va, kaip ir minėjau, žinau, prieš tai kalbėjau su pora žmonių, tai mes gavom SFP, bet jisai labai silpnas. Ir matome, kad nėra follow through, ar ne? Follow through būtų, kad mes po truputėlį struktūrą atgaudinėjom, ar ne, po šito žvakės, ar ne? Šitą žvakę palikę SFP ir po biškį galėtumėm ant bent jau minutės, 2 minučių time frame daryti vėl break of structure, ar ne? Ar bent jau pradėti ranginti. Mes to nedarom. Ką mes darom vietoj to? Mes vėl išėmėm šitą low ir mes toliau į apačią, atrodo, norim keliauti. Tai šita zona yra, kaip sakant, atvira pasiūlymam kol kas. Tai plano ir laikomės, jeigu nėra tikslo uždaryti, tai mes ir neuždarom pozicijos pilnai. Žiūrim toliau, kas bus ar ne. Jeigu norim, galim dalinę poziciją užsidaryti, ar ne, kad užsitikrint profitą. Jeigu kartais kokia mega monster green žvakė, ar ne, tik tai šautų virš, tada jo, bet apart to nematau tikslo šitoje vietoje čia uždarinėti, ar ne. Tai tikiuosi, kad pasinaudojot setupo, o jeigu ne, tai ne, tada toliau ir nesinaudokit, o gal mokinatės, dabar stebit, kaip viskas vyksta, ar ne? Tai va, to jeigu norit dar labiau išmokti viso to, ką aš mokau, ką moka mūsų užsienio analitikai, mūsų vidaus ar ne lietuvių analitikai, kurie kiekvieną dieną dalinasi signalais, treidais, etapais, tai užsukit būtinai į mūsų telegramą Oskaras Trading ir mes turim taip pat daug ir narių atsiliepimų, tiesiog paspauskit ant pirmo pripininto video ir matysit jos tokius. Tai va, šiam kartui, man atrodo, tiek kažkokio kito setupo neturiu paruošęs. Faktas, kad mes turim visus šitus ar ne low, tai akcentas būtų čia. Šiaip labai gražus longas taip pat būtų buvęs, parodysiu, ar ne, šitie triple lows, bet šitoj vietoj nepaėmė šitų lows, kaip matom. SFP buvo čia, bet nepaėmė šitų lows. Tai čia būtų gražus long setupas buvęs, bet aš nematau kol kas, ta prasme, struktūra to nerodo, ar ne, ir šitoj vietoj susilaikyčiau nuo longo. Tai va, jeigu tokį užtikrintą longą, ar ne, kalbant apie ekstremalias zonas, tai būtent šitos low, kad paimsim. Labiau čia laukčiau. Tai va. Ir faktas, kad kai kaina įeina į šitą zoną, ar ne, mes iš karto treido netidarom, mes palaukiam, stebim, kokia yra struktūra, ar gaunam break of structure, ar gaunam vėl bullish divą. Ir tada jau galim lipti į treidą. Kol kas šitą setupą tai paliksiu, šitą zoną pabraižysiu irgi truputėlį gražiau, kad turėtumėm kitam kartui ar ne prisiminimą, kodėl mes šitoje zonoje norėjom įlipti į treidą. Jau gaunam konfirmacijas, važiuojam, jeigu ne, praleidžiam, nes treidų bus dar daug. Tai va, užmetam liuksą, jeigu norit prisijungti, lauksim jūsų, o jeigu ne, tai toliau stebėkit nemokamus video. Irgi labai smagu, kad domitės ir susidomėjimas toks didelis paskutiniuoju metu.